Labai stipriai yra didelis kiekis pardavinėjama naftos produktų ir labai yra toks indikatorius geras, jeigu, pavyzdžiui, pasienio miesteliuose apsilankysite ir paklausite degalinėse tie operatorių, kiek jie parduoda kuro, tai ir palyginsit, kiek parduodavo prieš 2 metus, tai bus labai didelis skirtumai ir praktiškai jau naktim jie nebedirba, nes sakė, visiškai neapsimoka. Taip, sako, net ten verslas klesti, žmonės važiuoja pirmyn atgal per sieną ir kitas labai svarbus dar faktorius yra, Lietuva yra nedidelė šalis, tranzitinės transporto priemonės, tie vadinami automobiliai, kurie važiuoja per Lietuvą, jie praktiškai užsipila kūrą kitose valstybėse ir Lietuva pravažiuoja nesustodami ir čia nepildami kūro. Kaip anksčiau būdavo, specialiai vos netušti pasukdavo į Lietuvą, kad galėtų užsipilti kūrą ir tęsti kelionę į Vakarų Europą. Pone Matuzai, vairuotojai sako, kad rinkoje gali būti kartelinių susitarimų. Žaidėjų nėra daug, jūs... Taip, gerai, bet tada aš neveltui iškėliau latvišką problemą. O kas ten? Irgi tas pats. Nes lygiai taip pat Latvijos premjeras kreipėsi į Latvijos konkurencijos tarnybą, bandydamas gauti atsakymą, ar nėra Latvijoje tarp kartelinių susitarimų. Reiškia, bet žiūrint į visą pasaulį, faktas, kad kuro kaina kyla. Mes matom beatsigaunančią Jungtinių Amerikos valstijų ekonomiką, mes matom Kiniją augančią, mes matom aplamai kuro sunaudojimo didėjimą tose šalyse. Aišku, natūralu, kad pelnasi iš to naftos gavybos kompanijos, tai čia nepabėgsi nuo šito. Ar galim, kaip klausimą tą spręsti, aišku, įdomiausia būtų. Klausimo sprendimo mes ieškom, bent jau aš nuo šios kadencijos pradžios. Atsakymo mes tikrai šiandien neturim. Aš atsimenu, ko gero ir šitoje studijoje kalbėjomės apie kaip pasikeis situacija, kai rekonstruosim arba pritaikysim Klaipėdos jūrų uostą, Klaipėdos naftą, kad galėtų tanklaiviai įplaukę išsikrauti ir atsivežti pigesnių kuro. Pasirodo, kad tai neįvyko, nors daug vilčių buvo dėta į tai. Ir dabar Lukoilas atsiveža tanklaiviais. Aš tikrai neturiu atsakymo, nematau čia problemos kažkokiuose išskirtinai dideliuose mokesčiuose. Tik žiūrint į dizelino, sakykime, pajamų už akcizą sumažinimą, tai tik tais žiūrint į kovo mėnesį ir lyginant 9 metų ir 10 metų kovo mėnesį, balansas pasidarė teigiamas, o iki to laiko, nes vartojimas buvo kritęs, vartojimas pradėjo didėti, be jokios abejonės, o šiaip turėjo valstybė pernai dėl to sumažinto akcizo nuostolius. Aišku, bet gal galime įsiaiškinti, vis dėlto, pone Komarai, tiesiai šviesiai, galime pasakyti šiandien, kokia dalis mokesčių yra tuose 4 su trupučiu lito. Kiek mes moka mokesčio, kiek yra degalų kaina, gamybos kaina, transportavimo kaina. Kokia sudėdamoji dalis? Taip. Tai labai didelė dalis. Pavyzdžiui, šiandien, jeigu atmesti visus mokesčius, mūsų kaina didmeninė buvo benzino, pavyzdžiui, litas 63, o dizelino litas 68. Visa kita tai mokesčiai tokie ar kitokie. Ir dar mažmeninės prekybos marža. Mažmeninė marža, aišku. Bet aš norėčiau dar pasakyti, kad... Tai pakankamai didelė, litas 81 centas šiandien už 95 markės benzino. Jūs kiek sakėt? 1,6... Tai prašau, tai čia... 1,63. Taip, bet ką tai rodo vis dėlto, kad... Kiekvieną savo dalį pasima. Mūsų, kaip pasakyti, šiandien, pavyzdžiui, naftos kaina, jeigu pridedant prie mūsų kaštų, tai yra 80%. Plus dar reikia pridėti mūsų sąnaudos, tai reiškia elektra, darbuotojų atlyginimai ir taip toliau. Ir kai jau tai viską sudėti, tai ten iš tikrųjų nedidelė procentinė dalis lieka mums iš tikrųjų iš kiekvieno litro. Tai yra pasakos, kad mes uždirbam labai daug. Gerai, stabtelkim. Trumpa reklama, išsyk po jos mes sugrįšim ir tęsim laidą. Primenu, šiandien kalbam apie degalų kainas, kas jas provokuoja tokiam šuoliui.